Kviečiame dabar į sceną Loretą. Tiesiog labai griežtai laikomės darbotvarkės, nes dar turim daug pranešėjų. Labai diena visiems, labai smagu visus matyti. Ir ką norėjau pasakyti, pirmiausia, tai pats smagiausias dalykas yra skelbti žinią iš Klaipėdos rajono, kad mūsų gimnazija, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, 8 metai įgyvendina socialinio emocinio ugdymo Laisvės programą. Šiandien man tenka atstovauti socialinio emocinio ugdymo institutą, jo direktorių Liną Slušnį, psichiatrą, ir jo žmoną Daivą Šukytę. Mes įgyvendiname šitą programą, galime važiuoti toliau. 8 metai. Kokios sėkmės ir ko mes siekiame? Pirmiausia, nieko nebūtume pasiekę, jeigu neturėtume didžiulio direktoriaus palaikymo. Visa gimnazija, visi klasių vadovai, pradėjus diegti šitą programą, turėjo didžiulį direktoriaus palaikymą. Toliau, kas sekė? Sekė švietimo centro įtraukimas mūsų mokyklos komandos į projektą ir be abejonės švietimo skyriaus specialistų. Šiemet jau galim pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajone ir politikai, savivaldybė į savo strateginį planą yra įsitraukę socialinį emocinį ugdymą. Ko gero, tai pirmieji Lietuvoje. Na ir taupant laiką noriu pasakyti, kad socialinis emocinis ugdymas mūsų gimnazijoje yra prioritetas. Aš gal galiu, čia yra, paversti skaidres, kad vis dėlto mes turime visi galvoti, kokių mes norime mokinių. Ar mes tikrai žinome kiekvieno mokinio vardą, kada turime 650 mokinių. Tačiau pažadu iš toje salėje, kad jau rugsėjo pradžioje mes turime planą, kaip tai daryti, kad kiekvieną vaiką vadinti vardu ir kad direktorius įsimintų visus vardus. Ir be abejonės mums visiems suaugusiems reikia labai daug įgūdžių. Šioje programoje mokydamiesi mes jų ir įgijome. Šiandien galiu sakyti, kad Laisvės programa ir dar toliau, ji yra skirta 5-8 klasių mokiniams, o 9-10 klasių mokiniams yra skirta programa Sėkmės raktai. Tai mūsų gimnazija dalyvauja ir vienoje ir kitoje programoje, mažesniesiems mes turime antrojo žingsnio programą. Vadinasi Ilgoji gimnazija nuo 1 iki 12 klasės. Kiekvieną trečiadienį renkasi į Lions Quest valandėlę, tai yra socialinis emocinis ugdymas. Tai jau tęsiasi 4 metus, o kažkada, kai mes apie tai prabilome ir Švietimo ir mokslo ministerijoje, kai kam atrodė, kad svarbiau yra matematikos pamoka ar kuri nors kita. Deja, šiandieną galiu drąsiai sakyti, kad mes esame laimingi, jog matome laimingus savo mokytojus. Tačiau šiandien klausia daug kas prieėjęs, tie, kurie senai pažįsta mane ir bendradarbiaujame. Kaip jums sekasi? Pats sunkiausias turbūt momentas yra rasti tarp mokytojų dalykininkų sėkmingą klasės vadovą. Sėkmingas klasės vadovas turi turėti pačias geriausias savybės, tas, kuriomis jisai kalba ir kuriomis jisai įkvepia kiekvieną savo klasės auklėtinį. Ir be abejonės tai, kas čia yra sudėliota, iš ko susideda programa. Šiandien atvažiavus aš jaučiausi tikrai drąsiai, klausiausi kiekvieno Styvo žodžio, klausiausi kiekvieno žmogaus, kuris kalba ir vis dėlto tai, kas yra socialiniam emociniam ugdyme, Laisvės programai ir Sėkmės raktuose, patys svarbiausi dalykai yra sudėti į tą apskritimą. Tai yra savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai ir atsakingas sprendimų priėmimas. Bet labiausiai norisi kalbėti apie tai, jau šiais mokslo metais mes visose dokumentuose, iki to tikrai reikėjo užaugti, kad visose dokumentuose socialinis emocinis ugdymas eitų eilutė po eilutės. Kad tai būtų prioritetas, kad tai būtų mokyklos, tai yra gimnazijos tikslas, kad mes auginame ir siekiame to. Ir tikrai jau galima sakyti, tuos vaikus, kuriuos turėjome 5, 6 ar 7 metus ir ugdėme pagal Laisvės programą ir dabar jau Sėkmės raktus, mes iš tiesų turime aukštesnę socialinio emocinio ugdymo kokybę. Aš taip pat jūs šiek tiek pertrauksiu, prašysiu apibendrinti ir pasiruošti pranešimui Povilą. Gerai? Gerai. Ir kuo labiausiai pasidžiaugti, tai vis dėlto, kad gimnazistai pasitiki savo jausmais, kad jie moka įvardinti problemas ir jas geba spręsti. Ir mes praktiškai kiekvienais metais organizuodami konferencijas dalinamės su Respublikos mokytojais, kokia yra pažanga gimnazijoje,
kaip veikia mikroklimatą ir mokinių mokymosi motyvaciją, kaip tai veikia mokinių akademinius pasiekimus. Ir galiu pasakyti, kad po šitų dalių, kurias tikrai labai skubu pristatyti, vis dėlto mes esam gimnazija, kuri įdiegdama šitą socialinį emocinį ugdymą ir visas rajonas mes įgyvendiname ne tik tą patį projektą, bet pirmiausia priimame pokyčius ir iššūkius, kad mes vis dėlto ugdom atsakingą elgesį ir kitokį požiūrį į save ir į artimą. Prašokau keletą savanorystės projektų. Atėjome iki tokio momento, kadangi projektas Laisvės turi 14 knygų, labai sudėtinga kartais yra kalbėti apie savanorystę. Iš dalies savanorystės mes matom iškreiptą vaizdą netgi tada, kada mokytojas dalyvauja konkursai darbo vietai užimti. Mūsų vaikai savanorystę supranta, kiekviena klasė savaip įgyvendindama savo savanorišką veiklą. Pačios paskutinės veiklos, tai yra mokykloje neturėjome vietos, kur atsisėsti, kad nebūtų konfliktinių situacijų su palangėmis, su budinčiais mokytais, nes mokiniai pas mus nebebudi, kadangi mes irgi esame akredituoti Olvaus patyčių programos dalyviai. Mes tiesiog su vaikais pasitarę ir dalyvaudami kūrybinėse partnerystėse atėjome iki suoliukų gamybos ir šiai dienai mes turime per 2 mėnesius 10-okai pagamino 10 suoliukų. Tai būtų galima parodyti mokyklą kitų kampų, filmuotą medžiagą ir bus daug lengviau ten tik kelios akimirkos. Aha, filmuotą medžiagą. Tai aš dabar, kol ją paleisiu, tada Povilą prašau ant scenos. Ir kol atsidarys filmuota medžiaga, kuo dar galiu pasidžiaugti, kad mes turime tokią patirtį, daug mokyklų Respublikoje jau perėmė kiekvienais mokslo metais, kai baigėme šitą visos gimnazijos programą, mes turime liūtų naktis. Tai yra visi mokiniai susirenka nuo 6 valandos ir iki pat ryto mes turime nuostabią programą ir džiaugiamės tuo. Sėkmės visiems.